Labą dieną. Labai man pradėjo patikti trumpi, greiti užkandžiai bei visokie maistai, patiekalai. Tai šiandien aš pagaminsiu, jau visi žinot, iki, nežinau, kaulų čiulpų, kamambertų sūrio receptą. Tai aš parodysiu labai skanų, labai gerą užkandį namie. Pradėsim nuo svogūno. Pasidarysim karamelizuotus svogūnus. Dedam sviesto normaliai ir paliekam kepti. Sėmam indą, nupjausim kepą viršutinį, kad jisai mums netrukdytų. Sūrį dedam į kepsninę. Jeigu neturi kepsninės, tai galite drąsiai į orkaitę. Svogūnai karamelizuojasi, tai kaip juos daryti, tai visi puikiai žinot. Šiek tiek cukraus, druskos, balzaminio acto. Dėsim svogūnus ant sūrio ir dar šiek tiek pašildysim ir mūsų patiekalas bus paruoštas. Nu va, o kaip sūris čia gražiai išbėgo visas. Padekoruosim šoninę. Šoninė visada gerai. Labai greitas, paprastas, daug nereikalaujantis dėmesio ar ypatingų įgūdžių. Kamamber sūris su karamelizuotais svogūnais ir skrudinta šoninė. Puikus užkandis prie gero vakaro ir bet kokio skanaus, nebūtinai šilto gėrimo. Tai ką, skanaus ir aš einu valgyti.